Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti komisiją, kuri inicijavo paketą dokumentų skirtą ES realiam energetikos vidaus rinkos sukūrimui, ir pranešėja ponia Morgan, kurios pranešime kvalifikuotai vertinta situacija elektros rinkoje ir pateikti sprendimų pasiūlymai. Džiaugiuosi, kad atkreiptas dėmesys į energetikos salų egzistavimą. Tokiai salai elektros beje ir dujų srityje priklauso Lietuva. Jo situacija 2009 metais uždarius Ignalinos atominę jėgainę taps sunkiai prognozuojama dėl visiškos priklausomybės nuo Rusijos. Todėl regionų integracija į bendrą ES elektros energijos sistemą yra gyvybiškai svarbi. Pasiūlytas nuosavybės kaip vienintelės galimybės užtikrinti perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomybę įgyvendinimas, draudimas trečiosioms šalims kontroliuoti perdavimo sistemas ar perdavimo sistemos operatorius, vartotojų interesų ir apsaugos prioritetas – tai priemonės, kurios padės ES užtikrinti energetinį saugumą ir piliečių gerovę. Ačiū.